Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Galima pasijusti lyg pasaulio futbolo čempionate, karštis apie +30, atsigavinimo pertraukėlės, bet ko gero tas vangumas ypatingai pirmajame kėlinyje kažkiek irgi buvo to paseka, kad sunkios oro sąlygos. Ko pritrūko šiandien iki geresnio rezultato jūsų komandai? Sveikinimai Sūduva su pergalė, manau nusipelnė 3 taškų, o žiūrint iš mūsų vangumas, nevangumas, per daug darėme klaidų ir individualiai, ir taktiškai, ir to pasiekoje esu atsakingas žmogus, tai prisiėmu atsakomybę savo šias rungtynės. Kažkur matyt nepaliečiau vaikinų, kažkur neužmotyvavau, kažkur neparašiau to, ką galėjom ir tiek. Galbūt tai taip pat yra to paseka, kad intensyvus tvarkaraštis, nėra tiek daug laiko ir pasiruošti toms rungtynėms. Nemėgstu tų pasiteisinimų, žinokit, ta prasme, kiekvienas varžybas yra vis nauja istorija ir tu jom turi pasiruošti. Ir atlikom ir šiokią tokią rotaciją ir kitiems žaidėjai. Tai ta prasme, čia manau ne apie tai. Čia apie tai, kad ar mes visas klubas galime būti ten, kur esame dabar ir išsilaikyti. Čia klausimas mums retorinis. Galbūt vis tiek buvote pirmoje vietoje, dabar ten ta lentelė kažkiek keisis, panašu, kad išlieka toje dar pirmoje vietoje, bet ko gero, ir kitų žmonių lūkesčiai, jūs tai viską patys suprantat, savo tikslus, žinot viduje, bet ir kitų galbūt aplinkinių vis tiek sutikus gatvėje, tikiu, kad kalba apie tą pirmą vietą, klausia, ar pavyks ar ne, galbūt ir tie lūkesčiai jau padidėja. Tai lūkesčiai, tai be abejonės, tai žmonės tai žiūri turnyrinę lentelę, atsiprašau, į lentelę žiūri, tai be abejonės ir manau, po šios dienos bus labai nepatenkinti, kad buvome lėti, vangi, bet ta prasme pastangos iš mūsų ir tas nepasidavimas iki galo žaidimas visada išliks, o lūkesčiai taip auga, bet žinot, dienos pabaigoje mes patys žinom, kur mes esame ir ką norim pasiekti. Ką norit pasiekti taurėje, laukia rungtynės po kelių dienų prieš Šiaulius, kas bus svarbiausia? Tai svarbiausia, kai visi treneriai sako, ateinančias rungtynės, tai svarbu dabar atgaivinti vaikinus, ledo vonios, psichologiškai paruošti atitinkamai komandą tom rungtynėm, bus labai sunkios rungtynės, abiejom komandom labai svarbios ir tuo pačiu įdomios, tai važiuokit visi į Šiaulius, stebėt gerų rungtynių. Treneriai, sveikinimai su pergale. Sunkios oro sąlygos, didžiulis karštis, bet sąlygos abiejoms komandoms vienodas, kas šiandien lėmė, kad jūsų komanda vis tik buvo šiek tiek pranašesnė. Visų pirma, noriu pasveikinti su komanda su pergalė, labai sunki pergalė, su geru priešininku, su lyderiais. Kainavo daug jėgų, kaip ir minėjau, oro sąlygos, bet visų pirma, Telšių Džiugas čia, kaip kai kurie kalba specialistai, nespecialistai, kad Džiugui sekasi, bet 200 turų, tai manau negali sektis taip, kad gerai treniruojama komanda, disciplinuota ir paskutinis turus, 3 turus čia namie, 11 įvarčių įmušė, taip kad apie kažkokią, kad sekasi Džiugui, tai negali būti nei kalbos, žinom, kur važiuojam, kad bus tikrai sunku nes Džiugas turi tokį sportinį charakterį, bet visi nuopelnai žaidėjam, viską išpildė, ką kalbėjom prieš rungtynės. Disciplina gaila, galbūt tas rungtynės būtum greičiau uždarę, nes turėjom situaciją, po to, kaip praleidom įvartį tą po puikaus smūgio, truputį Telšiai įgavo tokio pasitikėjimo galbūt savimi ir buvo tas galas toks gan intriguojantis. Aišku, tas ir mūsų pirmas įvartis toks, kaip pasakyti, iš tokios situacijos, kur pelninį įvartį galbūt truputį palengvino tas rungtynės, bet dar kartą sveikinu vaikinus ir manau, kad nusipelnė to. Kiek manot, yra jūsų komandos stiprybė, kad įvarčius muša ne taip, kaip kai kuriuose komandose daugiau ten tai ryškesni puolėjai, o pas jūs praktiškai kiekvienas rungtynės išsiskiria tai vienas, tai kitas, ar po vieną, ar po 2 įvarčius pelno ir taip tokio ryškaus nėra, bet visi po truputį. Tai labai gerai, sunkiau analizuoti mus.
teko nugirs, kad atvykot jau iš vakaro, kiek galbūt, jeigu tai yra teisybė ir mano žinios nesumelavo, kiek tai galbūt taip pat gal prisidėjo prie to, kad šiandien pasiekėt gerą rezultatą? Nu, sunku žinot, pasakyti, kiek tas prisidėjo, bet manau tikrai, kad prisidėjo ir noriu tuo pačiu irgi padėkoti klubo vadovybei, nes orai tokie, kokie yra, rungtynės 14 val. Ir mums reiktų iš Marijampolės išvažiuoti gan anksti, praktiškai 4 valandas autobuse, taip kad atvažiavom iš vakaro, vaikinai pailsėjo ir manau, tos smulkios detalės kartais susideda į tokią didelę visumą.